Sveiki, aš Monika. Ar kada jautėsi pasimetęs, ieškojai savęs ir nežinojai, nuo ko pradėti? Jeigu taip, tai džiaugiuosi, kad esi čia, nes ir aš tokia buvau. Buvo laikas, kai baigusi studijas negavau nei vieno darbo pasiūlymo pagal specialybę ir iš tikrųjų nebuvo jokios atramos, nežinau nuo ko pradėti, ką daryti, tiesiog labai didelė nežinia. Bet jeigu būčiau tuo metu žinojusi, kad yra toks projektas Jungtis, tai tikriausiai visas tas etapas būtų buvęs sklandesnis ir praėjęs daug ramiau, be jokių problemų. Todėl nedelsdama noriu pristatyti Jaunimo reikalų agentūros kartu su 34 atvirais jaunimo centrais įgyvendino projektą Jungtis, skirtą jaunuoliams nuo 14 iki 29 metų amžiaus padėti atrasti arba susigrąžinti pasitikėjimą savimi, sugrįžti į švietimo sistemą, į darbo rinką ar kitaip išreikšti save. Projekto dalyviams paslaugos teikiamos visiškai nemokamai pagal individualius poreikius. Nuo individualių jaunimo darbuotojo atvejo koordinatoriaus konsultacijų, apmokamo privalomojo sveikatos draudimo, pagalbos ieškant darbo ar mokymosi įstaigos iki nemokamų specialistų paslaugų, psichologo, socialinio darbuotojo, kalbų specialisto ir panašiai. Registraciją į projektą ir daugiau informacijos rasite video aprašyme. Šiandien svečiuose Gabrielė ir Justina, buvusios projekto dalyvės, kurios šiuo metu dirba jaunimo centre. Taip pat prie mūsų prisijungia projekte aktyviai veikiančios psichologė Brigita ir atvejo koordinatorė Gabrielė. Džiaugiuosi galėdama su jumis pasikalbėti apie šį projektą. Gabrielė, esi pirmas žmogus, kurį pamato dalyviai, kurie užsiregistruoja į projektą. Esi atsakinga už projekto dalyvių paiešką. Ko jaunimui šiandien labiausiai reikia? Daugiau žinių ar daugiau dėmesio? Aš manau, žinių, dėmesio ir svarbiausia tai saugios erdvės. Ir to žmogaus, į kurį galėtų atsiremti, kreiptis su įvairiausiais klausimais. Nes iš tikrųjų, jaunuoliai ateina kiekvienas su savo istorija, su savo tam tikromis patirtimis ir tiesiog esame tas žmogus, kuris nukreipia ten, kur labiausiai tam jaunuoliui ir reikia tuo metu. O tai kaip atrodo tie pirmi susitikimai, kai žmogus ateina, pavyzdžiui, labai užsidaręs, nepasitikintis, turbūt galvojantis, kad niekas jam jau padėti nebegali, kaip jūs padedat pajusti, kad pokyčiai yra įmanomi? Tai kaip ir sakai, kad labai užsidaręs jaunuolis, tai tikrai neretu atveju mes pradedam bendrauti tik tai SMS žinutėmis, nes bijo netgi, ar paskambinti, ar pakelti telefoną. Čia yra viena iš tokių vienų rimčiausių kartos dalykų. Taip, kad tiesiog pakelti ragelį, nežinomam numeriui, jeigu mes gaunam kontaktus iš socialinių partnerių ir skambinam, tada tiesiog, sakom, nepavyksta susisiekti ir sako, tikrai čia tas numeris viską ir tada jau, tiesiog rašau žinutę, kad aš gavau tavo kontaktą, tu sakai, kad galiu su tavim susisiekti ir tada mes kalbam dar būna neretai kokią savaitę tiesiog žinutėm, kol prisikviečiu susitikimui, nes irgi išeiti iš savo komforto zonos neretam jaunuoliui yra tiesiog sudėtinga. Tai kol gaunam pasitikėjimą, kad aš pristatau, ką aš veikiu, kad tikrai ten iš karto nebus kažkokių, tai tu eisi jau čia pas psichologą, kviečiu greitai, priduosiu policiją, dar kažkam, kad tikrai gali manim pasitikėti ir mes sukursim tą santykį ir pats suteiksim pagalbą tokią, kokios jam reikia. Tai tikrai būna įvairiausia. Reikia padirbėti, kad užsitarnauti tą pasitikėjimą. Taip. Gal galėtum pasidalinti įsimintiniausią projekto dalyvio istoriją? Labiausiai prisimeni. Tai tų dalyvių istorijų iš tikrųjų yra labai daug, bet turbūt man viena tokia įsimintiniausia yra, kada jau nebebijo tiesiog ir atvirai jaunuolis kalbėtis, kad papasakoja savo tikrai didžiausius, skaudžiausius išgyvenimus, kad priima pagalbą, kuri yra ne tik tai nuo manęs, nuo mūsų centro, bet ir kitos institucijos gali įsijungti ir padėti. Tai turbūt tokios istorijos, kada tikrai tu suteiki tą maksimalią pagalbą ir jaunuolis ją galiausiai priima, tai čia yra
tiesiog mūsų didžiausia siekiamybė ir laimėjimas. Ir kada matai pokyčius, kada jau, keičiasi netgi tas pats ir lytinis identitetas, ar ne, dėl tam tikrų traumų, tai tokie yra patys didžiausi laimėjimai. O jeigu dabar klausytų jaunas žmogus, kuris jaučiasi užstrigęs, nežino, ką daryti, nėra girdėjęs apie šitą projektą ir ką tu jam pasakytum, tiesiog koks būtų pirmas tavo toks kvietimas prisijungti, ką tu jam norėtum perduoti? Kad nebijoti susisiekti su koordinatoriumi, kuris yra jo apskrityje, mieste, kad tikrai visi koordinatoriai labai nuoširdžiai nori padėti ir nesvarbu, kokios yra problemos, ar dėl mokslo, dėl santykių su tėvais, su draugais, galbūt turi suicidinių minčių, galbūt turi problemų su teisėsauga, tai tiesiog gali kreiptis ir mes tikrai surasime būdų, kaip padėti. Ir aš dar vieną klausimą turiu. Kuo tavo manimu šis projektas skiriasi nuo kitų jaunimui skirtų iniciatyvų? Kuom išskirtinis yra jungtis? Kadangi aš jau esu dirbusi praktiškai visose projektuose, kurie buvo prieš tai šitas projektas man yra artimas, dėl to ir aš jį labai palaikau, todėl kad kiekvienas jaunas žmogus gali gauti pagalbą. Nėra identifikuojama tik tai, kad tas, kuris nieko nedirba, nesimoko, netgi neregistruotas užimtumo tarnyboje, gali ateiti kiekvienas jaunas žmogus nuo 14 iki 29 metų, jeigu jisai turi tam tikrų klausimų, problemų, iššūkių, jisai gali gauti pagalbą. Tai šitas projektas ir yra apie tai, kad mes neskirstome jaunuolių pagal socialinę padėtį ar dar kažkaip. Tiesiog, jeigu žmogus ieško atsakymų, jis tai jos gali čia gauti. Ačiū tau labai. Justina, su projektu susipažinai viename iš renginių. Tave taip sudomino, kad įsitraukiai į beveik visus vėliau vykusius renginius ir veiklas apie savireguliaciją, meno terapiją ir panašiai. Kas tave paskatino pasilikti po to pirmojo renginio? Tai renginį ėjau susidomėjusi, bet nežinodama, ko tiksliai tikėtis. Ir tik atėjus, iš tikrųjų, pasitiko šypsenos ir draugiški žmonės ir labai užkabino tas spindėjimas jų akyse, kad jie tai daro tikrai iš pašaukimo. Net ir po renginio pasilikau iki pat galo, pasišnekėjom, atsakė visus klausimus kilusius ir tuo metu buvau užimtumo tarnyboje užsiregistravusi ir tikrai turėjau laisvą laiko, tad ieškojau, kaip jį kuo prasmingiau praleisti. O kokia buvai tuo metu, kai pirmą kartą sutikai jungčių komandą? Kokia esi šiandien, praėjus daugiau nei pusmečiui nuo dalyvavimo projekte, kokia prieš tai, koks tas pokytis? Iš tikrųjų, trūko gal kažkiek pozityvumo tuo metu. Pasimetusi labai jaučiausi, ką veikti gyvenime, nes esu išbandžiusi įvairių darbų, pagal specialybę mažai dirbusi, todėl svarsčiau, ar kažkaip grįžti į specialybinį kelią, ką toliau daryti, ar eiti kažkokius galbūt kursus užimtumo tarnyboje. Iš tikrųjų, jungtis atsirado labai laiku ir vietoje. Su kuratoriam dirbant, jos padėjo išsigryninti ne tik kažkokius asmenybės bruožus, su kuriais lengviau tapo atsirinkti, ką aš tikrai noriu ir galiu, bet ir primirštus talentus labai skatino užsiimti ir savo veiklom, kurias gebu daryti. Tai tikrai ne kartą buvo situacija, kai pagalvojau, kodėl aš savimi taip netikiu, kaip tiki šie žmonės, ir tai įkvėpė patikėti savimi. Tai pokytis, sakyčiau, didelis įvyko. Tikrai taip. Ar prisimeni momentą, kai pajutai savyje tą pokytį, ar buvo kažkoks tai lūžio taškas? Ir kaip manai, kas padėjo tau šito viso pasiekti? Kažkokio galbūt vieno didelio lūžio taško nebuvo, bet buvo keli tokie momentai, kur supratau, kad, tai kaip minėjau, ir tas, kai matau, kad tiki manim, labai ir skatina, ir galvoju, kodėl aš save tada taip nuvertinu, kodėl taip savo kritiškai sakau, kad nepavyks, negaliu ar kažką. Renginiai labai tikrai prisidėjo prie to, ateini, susitinki su žmonėm, plėti savo tą ratą pažinčių ir
ir patirčių, ne tik pažinčių, patiri visus naujus dalykus, ta pati meno terapija, kaip minėjot. Ir tiesiog Supratau. O kas buvo sunkiausia tame kelyje? Ar gali įvardinti kažkokį tai vieną dalyką? galbūt sunku kartais buvo tiesiog imti ir daryti, net ir turint tą palaikymą ir motyvaciją, skatinimą, raginimą, vis tiek kažkaip tos drąsos vis trūkdavo, tai pasiryždavau, tai vėl atsitraukdavau, tai pasiryždavau, tai vėl atsitraukdavau, tai šitą turbūt išskirčiau tiesiog. Tas bangas tokias. Taip. Ir kokią žinutę perduotum tiems, kurie svarsto prisijungti, bet dar nėra tokie užtikrinti? Junkitės, drąsiai junkitės, nes jungtis tikrai atneša didžiulių dovanų gyvenime. Ačiū tau labai. Ačiū. Gabrielė, prieš atrandant projektą minėjai, kad buvai pasimetus ir ieškojai savęs. Kaip atrodė ta būsena? Kaip supratai, kad tau reikia pagalbos atrasti tą savo kelią? Neslėpsiu, buvo toks etapas iš tikrųjų iš įdomesnių mano gyvenime. Baigusi tiek teisės bakalaurą, teisės magistrą, nežinau, ką daryti, žodžiu, čia ar man patinka, nepatinka, tada pradėjau dirbti šitoje teisiniai srityje ir kažkaip manęs visiškai nevežė. Ir aš tada pasimečiau, viską mečiau ir tada toks buvo reflektavimo laikotarpis. Ir iš tikrųjų, tada atsimenu, sėdžiu užimtumo tarnyboje ir nežinau, ką darysiu toliau. Ir mano draugė Justina sako, gal tu matei Gmail'ą įkrito ten pakvietimas, žodžiu, ten kažkoks susitikimas, o aš ką tik protinius dantis išsrovus, sakau, niekur aš neisiu, bet kažkaip išlipau iš tos zonos ir išėjau. Ir atsimenu, kad vau, kažkaip galvoju, čia vien tik jaunimas, visi lygiai taip pat nežino, ko nori, kokia čia jų žinutė. Ir visi lygiai taip pat pasimetė ir tada supratau, kad aš ne viena esu tokia ir kad iš tikrųjų visi tokie kaip aš ir visi tokie faini, visi tokie malonus. Žodžiu, atrodo visi tam pačiam lygmenį. O ar turėjai konkretų tikslą tapdama projekto dalimi? Neturėjau jokių lūkesčių, absoliučiai jokių lūkesčių, absoliučiai. Aš netgi jau mano koordinatorė buvo Alvija, sako, ką tu norėtum veikti, mes, žodžiu, ten daug iš tikrųjų tų pokalbių visokių turėjom, tai aš netgi ėjau įsivėjęs kursus. Nes aš antiek buvau pasimetus, kad galvoju, gal man reikia kokias ten kepures pradėti siūt, blemba. Ir aš nuėjau į tos kursus ir aš ten žiūriu, ten kažką galvoju, ir čia, žodžiu, ėjau belekur, absoliučiai belekur, kur kelias vedė, ten ir ėjau, bet atsidūriau vis tiek savo kažkiam galutiniam taške. Bet labai smagu, kad nebijojai ir tą pabandyti, ir kitą. Man žiūri įdomu buvo, aš būčiau belekur, visiškai. O kas tau padėjo pamatyti save iš šalies ir suprasti, kad gali daugiau nei pati tikėjai? Tai iš tikrųjų gal ir yra tas toks paskatinimas, matymas iš šalies, kaip Justina gerai ir įvardino, kad visada paskui seka tas paskatinimas, palaikymas, kas ir yra jungčių projektas, ar ne, įgalinti tą jaunimą, jauną žmogų, atrasti jame tai, kas jį veža ir kad įsigalinti jam tame. Tai paskui mane iš tikrųjų ir turėjo ir Alvi, ir Jurgita, ir vadovės, ir nuolat sakė, kad tu čia gerai tą, gerai aną, ir čia gal tą, ir tada pradėjo manį gimti visokios idėjas, projektai, ir kažkaip įsivažiavau ties tuo, būtent ką reiškia žmogaus palaikymas. O tai buvo tas pagrindinis lūžio taškas, kur supratai, kad jungtis yra ta vieta, kur tu sulauksi pagalbos ir kad kažkas pradės keistis? Jo, nes tai buvo pagrindinis mano užimtumas. Kai aš tuo laikotarpiu, kai aš sėdžiu ir nežinau, ką daryti, tiesiog einu sportuot, žinau, kad dar turiu vaikų, kad dar jais reikia pasirūpinti, reikia skalbti rūbus, daryti valgyti. Ir man tiesiog atsibodo tas gyvenimas toks nuo nieko neveikimo. Tai apie ką aš? Tai kitiem žmonėm tai tinka, ten tas šeiminis gyvenimas, ten maistas, ten rūbai. Man ne, aš kaip tik turiu save kažkur galinti, nes aš taip galvoju, kad turiu dar kažkaip to proto ir galiu jį kažkur kitur išnaudoti. Ne vien namie sėdėdama. Tai dabar tą ir darau. O buvo tas, grinai momentas, kur tu
jau būni projekte, dalyvauji ir supranti, kad pasikeitė kažkas. Nu, buvo taip ir dabar nebėra. Kažkas pasikeitė ir tu visai kitas žmogus Buvo toks momentas, kai tik iš tikrųjų stovi jungtis ir pas mus Gerumo rankų namuose pradėjo įsikurti žmonės ir pamačiau, su kokiam problemom jie susiduria. Nes, kaip ir minėjau, aš ne su jaunimu dirbu, o su žmonėm, kurie gyvena tame projekte. Ir aš išvelgiau, kokių jie turi kitų problemų, teisinių problemų. Jie visi turi antstolių, jie visi turi neužbaigtų kažkokių tai teisinių dalykų, kuriuos aš pamačiau, kad čia yra didelė iš tikrųjų visuomenės spraga, kur būtų galima padėti jiems, kurie kitur neranda pagalbos. Tai čia mano tas buvo toks, kur persilaužimas ir pamatymas, atsisukti į save, atsigręžti ir pamatyti, kad aš galiu kažką daugiau. Tai va. Ir paskutinis tau klausimas, kaip apibūdintum projektą šitą visą žmogui, kuris, niekada apie tai negirdėjo? Ar yra kas šauna į galvą, toks trumpas sakinys apibūdinimas, kur tiesiog pasakytum ir... Čia, jeigu kažkokiam labai mandriom frazėm sakysi, aš galvoju, kad, nelabai sudominsi. Čia reikia, nežinau, kažkaip labai paprastai, žinai, neturi ką veikti, ateik. Neturi ką veikti, ateik, žinai. Ir tada užsikabins žmogus pamatęs iš tikrųjų, kiek čia galimybių daug atsiveria. Ačiū tau labai. Turim Brigitą, mūsų projekto psichologę. Brigita, su kokiais sunkumais dažniausiai susiduria jaunuoliai projekte? Man asmeniškai tai šitas projektas tuo ir yra nuostabus, kad su pačiais įvairiausiais. Nuo 14 iki 29 žmogus, jisai su tiek skirtingų gali susidurti sunkumų ir labai smagu, kad tada mes galim pasiūlyti tas skirtingas paslaugas. Ta prasme, girdžiu kolegę, net teisinės paslaugas jau gali pasiūlyti, ant kiek plečias mūsų spektras paslaugų tada. Tai nuo, socialinių iššūkių, labai dažnai prasmės pametimo, krypties pametimo, savęs galų gale geresnio pažinimo, kas ir būna dažnai pirmas žingsnis į tai, kad kažkokią kryptį tiesiog atrastų, finansiniai iššūkiai, tai mes lygiai taip pat galim padėti darbą susirasti. Gal žmogus gyvenime CV, pavyzdžiui, nėra rašęs, ta prasme, tai yra labai paprasti kasdieniai dalykai, kurie būdingi jaunam žmogui. Ir man atrodo, kad tuo tas projektas yra nuostabus, nes jis apima labai daug sunkumų. Ta prasme, kur nėra taip, kad tu būtinai tik toj srity turi turėti kažkokių atitinkamų sunkumų. Tai. O koks buvo tavo pirmas įspūdis, kai išgirdėjai apie projektą jungtis, ar iškart pajutai norą prisijungti? Man dar gal sieja su tuo, kad kadangi aš dirbu Actio Catholica Patrijoje, tai mes turim komandą ir čia turbūt man buvo momentas tas skirtinumo, kur aš nesu vienas psichologas, kuris aš dirbu, mes turim visą komandą, kur galim pasiūlyti labai paprastų dalykų, tai nežinau, ir tai ten, jeigu labai reikia ir labai sunku, tai jaunuolis gali į atvirą centrą ateiti ir atsigerti arbatos prieš mano konsultaciją, nes jam tiek sunki diena. Jeigu ten mes išsiaiškinam, kad jis nėra CV rašęs ir dėl to jo nerimas, kur jau atrodo nebe mano darbas, bet aš tai žinau, kad aš galiu iškart pasiūlyti kolegai, pasiūlyti jam nueiti pas jį ir pasirašyti tą CV tokį, kad jis jaustųsi užtikrintas ar ten motyvacinį laišką. Tai man atrodo, kad mano tas kabliukas buvo, kur vien dėl to, kad tiek daug apimam jaunimo, kad tos duris atviros visiems ir dėl to, kad mes kaip komanda galim dirbti tame. Kas dažniausiai trukdo jaunam žmogui ieškoti pagalbos? Gėda, nepasitikėjimas ar nežinojimas, kur kreiptis? Noriu pasidžiaugti, kad ta gėda tikrai mažėja. Ta prasme, nežinau, man taip smagu, kad šita stigma pagaliau mažėja ir tas jaunas žmogus dažnai ateina sakydamas, kad tėvai tai žinau, kaip nepritarė, kad aš čia pas tave atėjau. Nes numatos, kad kažkaip jau išeinam iš to ir naujoji karta tikrai ateina daug atviresni, tai mane tas tikrai labai džiugina. Be abejo, kad yra iššūkių, bet man atrodo, kad tie pagrindiniai iššūkiai vis dėlto dažnai yra susijęs su santykiu su savimi. Ir taip, tai gali priklausyti nuo to, kokioje aplinkoje augęs, kokių patirčių turi, bet tas pasimetimas vidinis, tas krypties pametimas, nežinojimas, kas aš esu, ko aš noriu, kokie mano poreikiai.
Tai tikrai, dažnai būna tas pagrindas ir tas susidraugavimas dažnai būna pradžioj su savimi, ne, ir tik paskui, ir tada ir lengviau priimti tą šilumą iš aplinkos, kurią siūlo. O dažnai tėvai arba ten šeimos nariai būna tas trikdis jaunam žmogui ieškoti pagalbos, nes yra nepalaikymo atveju ir panašiai. Vat kaip minėjai, kad tėvai nenori žinot, kad aš čia dabar esu. Tai bet kokiu atveju, jeigu nepilnamečiai, tai jie ateina su sutikimu. Tai aš džiaugiuosi dar, kad tas nepritarimas nėra toks, kad jie slapta turi ateiti. Ja. Tai yra to momento, kad žmonėm tada tiesiog sunkiau priimti, kad tai normalu, normalu, kad tu taip jautiesi, normalu, kad, nežinau, tu sergi depresiją, ne, pavyzdžiui. Ta prasme, daug momentų yra, kur tada žmogui sunkiau priimti, kad tai yra normalu ir kad aš einu pagalbos, nes jisai namuose girdi, kad, ta prasme, nei čia liga, susimbiški gal. Aš apie tai kalbu, ne, kad tai net nėra tik, kad tu neik, bet yra ir apie tai, kad, tai čia net nesunkumas, ne, ir to priėmimo tada tam žmogui labai trūksta, kam ir yra jungtis. Bet ar buvo tokių atvejų, kad ateitų, nežinau, šeimos nariai ir, tarkim, arba neleistų žmogui ateit pas jūs ir prašytos pagalbos. Kad, tarkim, atėjo, vienas susitikimas įvyko, o jau kitą nebeatėjo, nes nebeleido tėvai. Nebuvo, bet aš galvoju apie tos atvejus, kur ateina pilnamečiai ir jie net nesako. Ta prasme, jie žino tas nuostatas, jie žino požiūrį ir jie tada eina slapta, bet jau už tos pusės, kad aš suaugęs ir darau, kaip man geriau. Supratau. Kodėl jaunam žmogui sunku patikėti savim? Kaip stiprinti tą savivertę, kai atrodo, jog viskas gyvenime griūna? Tai be abejo, kaip ir, šiek tiek užsimeniau, kad tai priklauso ir nuo ryšio su savimi ir su aplinka, bet lygiai taip pat man kartais atrodo, kad, tie tikslai, tie pokyčiai atrodo tokie, nepasiekiami, ne apie mane, neįmanomi, kur kitas dalykas, tie norai labai dažnai yra tolimi, tokie, kur... Nežinau, galiu pateikti pavyzdį, šiandien galvojau, kad kokį pasirinkti pavyzdį, kad nebūtų nei apie vieną mano klientą, išsaugant konfidencialumą. Tai, pavyzdžiui, agorafobija, yra baimė patirti nerimo priepuolį kažkur viešumoje, išeiti žmonės ir dažnai žmonės užsidaro namuose. Ir pavyzdys būtų, kad jis tada svajoja apie tai, kaip jau kai išsispręs, tai tada nueisiu į parduotuvę, bendrausiu su kiekvienu praeiviu, užkalbinsiu ir tik apie tai galvoja. Ne? Ir tai yra toks tolimas tikslas jo situacijoje, kai jis tai negali, pro buto duris išeiti. Ir tada tie maži žingsneliai, kurie be galo svarbus yra, kad jisai bent jau išeitų 10 sekundžių pabūtų už durų, ne? Jie tampa kažkokie labai tolimi, nepasiekiami, nes jis galvoja tik apie tą didelį tikslą. Tai man atrodo, kad šitas dažnai irgi stabdo nuo pokyčių, nes žmonės nevertina tų mažų dalykų, kurių pasiekia kiekvieną savo dieną, kurios gali pasiekti. Tai man atrodo irgi čia mano darbo dalis, padėti išsikelti tos tokius realius, apčiuopiamus, mažus tikslus, kad žmogus turėtų kuo pasidžiaugti kasdien. Tai tie maži tikslai duoda tą pasitikėjimą savim ir ta savivertė kyla. Taip, ir tuo labiau priartina prie to tolimojo tikslo, kol aš neišeisiu ir ten iki 10 už durų stovėdamas nesuskaičiuosiu ir greit nebėgsiu atgal, tol aš ir tas mano scenarijus parduotuviai dar labiau nutolsta. Ko mes galėtumėm išmokti iš projekto dalyvių? Nepasiduot, manau. Ta prasme, mane visada žavi jaunuolių bandymas iš naujo, nes retai tai būna, kad išsisprendžia viskas akimirksniu, vis tiek lieka tų mažų iššūkių ir jie visada bando iš naujo, jie visus ten, atsistoti iš naujo, vėl drąsiai bandyti, vėl eit, vėl daryti ir tai manau, kad labai žavu. Kuo tau projektas atrodo išskirtinis ir kodėl jaunas žmogus turėtų tiesiog prisijungti? Man atrodo, kad šitas projektas duoda daug gerų draugų. Tokių. Ta prasme, mes nesam tie draugai, su kuriais galite, laisvalaikį leisti, bet man atrodo, kad tiem žmonėm kartais tiesiog trūksta žmogaus, kuris galėtų kažkur palydėti šiek tiek, palaikyti, pasakyti, kad tai normalu, kad aš esu čia, kad tau padėčiau. Tai man atrodo, kad šitas projektas tikrai gali duoti saugumo žmogui,
aplinkos, kurio jisai gali tobulėti. Ta prasme, duoti jam įrankius, kurių galbūt jisai ieško šiuo metu. Ačiū labai. Noriu labai padėkoti Jums, pašnekovėms, už išsamų pokalbį, savo patirčių pasidalinimą. Tikiuosi, viskas tapo aiškiau ir žmonės, kurie norės prisijungti, tikrai žengs tą pirmą žingsnį, pasižiūrėję, ką mes čia pakalbėjom. Ir jeigu tu nori atrasti savo kelią, prisijung prie projekto Jungtis. Registracija, kaip ir teikiamos paslaugos, yra nemokamos. Nepamiršk ir patikėk savim, tavo naujas gyvenimo kelias gali prasidėti jau šiandien.